Sveiki! Artėja Valentino diena. Diena, kai mylimieji vienas kitą džiugina šokoladu, gėlių puokštėmis arba malonomis staigmenomis. Bet kartais iš mylimojo galime gauti dovanų visai ne gėlių puokštę, o visą lytiškai plintančių ligų puokštę. Tad šiandien be recepto pasikalbėkime drąsiai apie tai, apie ką nedrąsu kalbėti. Apie lytinę sveikatą ir tas ligas. Apie tai, kodėl jomis sirgti visai negėda, apie mitus, stigmas, rizikas, būdus apsisaugoti nuo jų ir kaip rūpintis lytinė sveikata. Šiandien mūsų svečias jau matytas gydytojas, urologas Titas Simaška. Sveiki, gydytojau. Sveiki. Gydytojau, ar tiesa, kad visos ligos nuo nervų ir tik viena iš meilės? Labai gražus pasakymas iš tikrųjų. Netiesa, bet manau, kad turi savie labai daug tiesos. Iš tikrųjų, tikrai gyvenime, galima sakyti, labai daug ką sąlygoja stresas, o tos ligos, kurios iš meilės sukelia streso daugiausiai. Kodėl šios ligos vadinamas venerinėmis? Tai čionais yra jau nuo seno, dėl to, kad buvo romėnų deivė Venera, graikų deivė Afroditė, tai yra meilės deivė ir iš principo, kadangi šitos ligos plinta meilės keliu, lytinių santykių keliu, tai ir vadinasi venerinės ligos. O kodėl sifilis buvo vadinamas prancūziška liga? Tai jisai ne tik tai buvo, bet jisai ir yra. Aš vieną kartą savo šeimai laiks nuo laiko ruošiu protų mūšį, aš mėgstu protų mūšius ruošti ir buvo šitas klausimas, kokia liga vadinama prancūziška liga, tačiau prancūzai ją vadina neapolietiška, o pavyzdžiui, rusai ją vadina lenkiška liga. Ir atsakymas buvo sifilis. Iš principo todėl, kad sifilis yra labai sena liga, kuri persiduoda tik tais lytiniu keliu, tai reiškia paleistuvaujant, ir savo laiku tai buvo mirtina liga. Tai ir iš principo kaip ir nešvari liga. Dėl to visi, kurie norėdavo pastumti ant savo kaimynų, sakindavo kažkaip kitaip. Tai vienas variantas yra prancūziškai, bet Prancūzija tai nėra prancūziška liga, tai bus neapolietiška liga ir panašiai. Tai vieni į kitus badė, kad tu atneši šitą ligą. Ne, tai tu atneši šitą ligą. Ne, tai lenkai atneši šitą ligą. Taip, visi, kas norėjo, ką nors paniekinti ar sumenkinti, sakydavo, kad jūsiška liga yra. Gydytojau, o jeigu rimtai, kodėl iki šiol yra tabu kalbėti apie lytiškai plintančias ligas? Iš kur ta stigma? Apskritai, kalbėti apie lytiškai plintančią ligą, tai yra tas pats, kas kalbėti apie lytinius santykius. Ir mes ir praeitą pokalbio metu su jumis šnekėjom, kad kalbėti apie lytinius santykius yra gan sudėtinga, ypač apie savo lytinius santykius. Labai lengva kalbėti apie kitų žmonių lytinius santykius arba apie kitų žmonių lytiškai plintančias ligas. Bet kai šita bėda yra tau, tai yra beprotiškai sunku, nes tai yra ir intimu, ir visuomenė yra gėdinga. Tai labai natūralu, kad žmonėms apie savo lytiškai plintančias ligas yra sunku kalbėti. Čia labiau būtų ar medicininė, ar visgi kultūrinė problema ši stigma? Tai su medicinė čia nieko bendro neturi, nes liga yra kaip liga. Bet tai yra visiškai kultūrinis dalykas ir su medicina nieko bendro neturi. Čia žmonių toks suvokimas yra, kad yra purvinos lygos, kad tai nešvarios lygos. Tai vat ar pastebite, kad žmonės atidėlioja vizitą vien dėl to, kad bijo net ir gydytojo akyse būti nurašyti, nuvertinti, jaučiasi, kaip ir jūs minėjot, nešvarūs, purvini, sutepti? Ne visada. Ir iš principo, kuo toliau, to matau, kad tas dalykas retėjantis yra. Jaunesni žmonės tampa vis drąsesni, mažiau vis bijo, daugiau pasiskaitę. Bet gyvenime yra buvę nemažai kuriozų, kur ateina vyresnio amžiaus žmogus ir tu jam įtari lytiškai plintančią ligą ir tu sakai, ar čia tu turėjai kokių nesaugių lytinių santykių ir yra kategorinis neigimas visiškai, kol ateina tyrimas ir sakau, žiūrėk, tik sifilis. Jisai, Lenkija. Tos Lenkijos pasiūtė. Tai taip yra. Tai šitoj vietoj žmonės kalba apie tai, bet problema su lytiškai plintančiom ligom yra tai, kad ypač su save stipriai išreiškinčiom lytiškai plintančiom ligom yra tai, kad jos labai stipriai pasireiškia ir labai blogina gyvenimo kokybę ir jau tu kentėti negali. Ir šito vietą nori, nenori, jie vis tiek ateina pas tave. Tai vat kaip jūs ir minėjote, kad keičiasi tas požiūris, kad anksčiau, ypač vyresnio amžiaus žmonės, sarmata, gėda, ne, čia tokia stigma, o dabar jaunimas drąsiau vis ateina.
Taip, yra keli dalykai. Vienas dalykas, lytiškai plintančios ligos, vėlgi, žiūrint kai kurios, bet jos po truputį vėl darosi dažnesnės, apskritai dėl to, kad jaunimas labai mažai naudoja prezervatyvų. Dabar nauja mada. Nevartoja alkoholio ir vartoja mažai prezervatyvų. Tai vat, čia toks dabar yra trendas ir tos lytiškai plintančios ligos tokį įgauna naują trendą, jos vėl pasireiškia, bet nebe tos, kurios būdavo populiarios 10 metų atgal, nes sifilių tai beprotiškai mažai yra ir aš per paskutinius 10 metų esu matęs 3 sifilius. Vienas buvo lenkiškas, vienas buvo ispaniškas ir vienas vokiškas. Tai reiškia, visi 3 pasigauti buvo ne Lietuvoje. Dar prieš šitą podcastą pasiskambinau kitam urologui, kuris turi daug metų patirtį ir jis sakau, tau su tom lytiškai susifiliais, ar pas jų tai daug ateina, sako, per paskutinius 5 metus mačiau 4, kas irgi nėra daug. Sakau, kiek tu iš jų matei lietuviškų? Ir iš principo jis matė 2 lietuviškus ir 2 amerikietiškus. Tai sifilis yra reta liga. Bet tokių ligų kaip chlamydijos, ureplazmos, garnerelos, jų vis daugėja ir jos labai dažnai tylios, labai dažnai besimptomės ir jų vis dažniau pasitaiko. Tai sifilis turbūt jau be išnykstanti liga, ta prancūziška liga, mes jau galim atsisveikinti šiek tiek su ją. Tarp kitko, neseniai skaičiau straipsnį, kad Japonijoje yra sifilio protrūkis. Tai čia dar nėra išnykstanti liga, bet reta liga. Jau jos yra vis mažiau ir mažiau. Arba tokie pacientai ateina pas mane. Ir tos ligos atvejai yra atsivežtiniai, tai tikėtina, kad tai buvo sekso paslaugų sritis. Gali būti. Taip, tai sakysime, kad čia dažniau šitokias sifilį turi sekso paslaugų tikėjas. Šitą dalyką perduoti. Tai dažniausiai tai yra pasimta iš kažkur tais jau taip juodosios rinkos, kaip nusipirktas, kaip sakant. Atostogaujant. Pramogaujant. Tai va, bet pasitaiko visai, bet dažniausiai taip. Vyrai, būkite atsargus, kai važiuoti į Lenkiją. Kaip stigma veikia ligų plitimą? Ar gėda sirgti ją prisideda prie to, kad žmogus nesikreipia, nesigydo ir tada gali platinti ligą kitiems partneriams? Iš principo, bet man pačiam dažnai kyla šitas klausimas, kodėl jeigu tu turi gonorėją, tu nesikreipi gydytis, nes, pavyzdžiui, gonorėja, kuri yra dar pakankamai dažna liga, turi labai ryškius klinikinius požymius. Taip, itin retais atvejais būna latentinė, bet yra retesnis variantas. Ir šitoje tai dar ta liga vis tiek plinta. Žmonės, reiškia, kenčia, jie neteina. Tai šitoje vietoje man yra gan keista, bet nepaisant to, yra labai daug tylių ligų. Ir jos plinta tyliai be jokių simptomų. Ir mes tada pasidalinam jau tuo gėriu. Tai vat būtent, nes, pavyzdžiui, imkime pačią dažniausią lytiškai plintančią ligą pasaulyje. Nu, tai nėra pati dažniausia, bet sakysim, iš to tokių paprastų, nekreipkime dėmesį į žmogaus papiliomos virusą, bet imkime chlamidiozę. Labai stipriai paplitusi liga, bet paimkim 10 moterų, kurios turi chlamidiją. Iš jų 8 per visą savo gyvenimą neturės nei vieno simptomo. Viena tik tais turės simptomus kažkokius tai, kurie panašus į šlaplės uždegimą, o kita, viena iš tų 10, turės atipinius simptomus, nugaros skausmus, neaiškios kilmės karščiavimus, skausmus, kurie imituoja mėnesinius skausmus. Lygiai taip pat su vyrais, imkim 10 vyrų, kurie turi chlamidiozę, 5 iš jų turės 0 simptomų visą savo gyvenimą. Iš tų 5, 3 turės atipinius simptomus, pavyzdžiui, sąnarių skausmas. Kartais ryte atsikeli, riešas skauda. Man kartais riešas skauda. Ir mano šeimos daktaras mane iš pradžių dėl chlamidiozės tirda. Kelias skauda, čiurna. Arba atsikeli, akis papuliavusi. Tokie visiškai tipiniai simptomai, bet jie būdingi chlamidijai. Ir tik tais 2 vyrai iš 10 turės grinų uretritą, šlaplės uždegimą, kurio metu ten skauda šlapintis. Ir tada jau gali įtarti, kad kažkas negerai. Na, iš tiesų, jeigu tau skauda nugarą, skauda riešą, tikrai nepagalvotum apie lytiškai plintančią ligą. Kai mane pirmą kartą šeimos gydytoja tyrė dėl chlamidijos, aš irgi nesupratau, kas čia dabar vyksta, bet jinai buvo protinga daktarė, jinai labai gerai darė, kad ieškojo chlamidijos. Ieškojo priežasties. Tai vad, gydytojai, jūs paminėjote vieną iš lytiškai plintančių ligų. Tai kokias ligas mes turime omeny, kai kalbame apie tas lytiškai plintančias ligas? Kokios ligos priskiriamos šiai grupiai? Tai yra visos ligos, kurios yra perduodamos
lytinių santykių metu. Vaginalinių lytinių santykių metu, analinių lytinių santykių metu, oralinių lytinių santykių metu arba per gleivinių ir odos kontaktą. Tai yra lytiškai plintančios ligos. Kokios pagrindinės? Pati 3 dažniausios tai bus chlamidiozė, žmogaus papiliomos virusas ir bus greičiausiai, kad trichomonozė. Ir kokie simptomai būdingi moterims, o kokie vyrams? Ar šios ligos pakankamai skirtingos, kad nėra? Ne, labai panašios. Iš principo tai dažniausiai yra uretritas, šlaplės uždegimo sindromas. Iš principo taip pat gali būti išskyros tiek makšty, tiek kitų vyro lytinio organų srityje, tiek išskyros, tiek apnašos, niežulys, karščiavimas, žaizdelės atsirandančios, tai tokie gan bjaurūs simptomai, bet jie yra gan tipinį lytiškai plintačiom. Ir jau kai turi tą tipinę simptomatiką, dažnai žmogui nekyla klausimų, kas jiems yra. Tik tais problema ta, kad, kaip ir sakiau, dažnai jos būna visiškai atipinės ir slaptos. Tai tos besimptomės formos. Taip. O žmogus išlieka nešiotojas, o jis yra besimptomės. Ir tada ta liga dalinasi. O kokie simptomai yra dažniausi, dėl ko žmonės nebeiškenčia ir ateina pas gydytoją? Tai kai ašaros iš akių bėga, kai reikia šlapintis. Čia esminis dalykas. Tai čia pas mane tikrintis ateina grubiai, jeigu sakysim, iš vyriškos pusės, tai yra 3 pacientai. Tai yra tiems, kuriems jau kažkas bėga, pulioja, ten gana aiškus uretritas, tie, kuriems atsiranda minimalūs simptomai po nesaugių atsitiktinių lytinių santykių ir 3 grupė, tie, kurie turėjo nesaugių lytinių santykių, bet turi 0 simptomų, tai yra didžiulė kaltė, didžiulė baimė. Bijo būti pričiupti. Taip, ir nebūtinai tai turi būti šeimos žmogus, nes tas šeimos žmogus dar jis turi ir kaltės jausmą, bet yra tokių, kurie neturi jokios antros pusės, bet yra didžiulė baimė tų lytiškai plintančių ligų, kaip ir dėl tos visos stigmos, dėl to jie beprotiškai bijo ir aš paprastai savo pacientams sakau, tyrimai negydo, išskyrus prie lytiškai plintančių ligų, nes yra labai ryški lytiškai plintančių ligų simptomatika, kuri visiškai praeina gavus neigiamą testą. Tai va šitoje vietoje lytiškai plintančios ligos gali būti pagydomos ir tyrimais, jeigu jų nėra. Supratau. Reiškia, peršti, šlapinosi skauda ir gavau visur, ne. Ir kaip ranka nuėmė. Taip. Tada reiškia, galiu vėl eiti. Kiek laiko užtrunka, kai jūs šnekėt apie pirmo tipo vyrus, kol jie jau ateina pas jūs? Tai kiek jau ten kamuojasi su ta simptomatika? Tai tie, kurie ateina, sakysim, vedami nerimo, tai jie ateina ant rytojaus. Jie naina, jie ten kokį nors turi masažą su laiminga pabaiga ir jau viskas. Ir jau jisai įsibaimė. Tuo metu buvo drąsus, bet jau kitą dieną įsibaiminęs, ateina žmogus ir turi raminti, aiškinti, kaip čia viskas ir panašiai. Bet paprastai simptomai atsiranda ne taip greitai. Lytiškai plintančių ligų simptomai atsiranda kaip kurių, gonorėjos, gal sakysim, greičiausiai 2-3 dienos po lytinių santykių, kandidozės irgi panašiai, jeigu sakysim, chlamidiozės po savaitės 2, sifilis gali apskritai būti ilgą laiką slaptas ir turėti atipinius sindromus. Kartais atsiranda žaizdelė ant tos varpos, kartais delnus beria, pažastys beria, visiškai tokie, taip, sakau, ir delnus visi taip daro pas mane irgi. Tai gali būti ir labai negreit pasireiškęs dalykas. Bet dėl to jų tirti dažnai net yra dalis pacientų, kurie ateina ir įtarė savo lytiškai plintančią ligą ir tu žinai, kad tyrimai nieko neparodys. Bet jau jis kažką jaučia. Gal jis ir nejaučia, bet jisai jaučia, kad jaučia, tai reiškia, jisai paleisti vien tik su tyrimu arba laukti savaitės laiko ir tada padaryti tyrimą yra beprotiškai sudėtinga, nes tada žmogus išprotės. Tai šitoje vietoje yra, kaip mes vadinam, mes rašom jiems vaistų. Ir yra toks dalykas, dermatologai jį vadina džentelmeno komplektu. Tai iš principo yra tokie 3 vaistai, kuriuos parašom labai plačiai nuo visko dėl viso pikto. Na, žinokit, aš vaistininkė, bet tikrai nežinau džentelmeno komplekto, gal galite išduoti paslaptį? Ne, čia mano duona yra, aš negaliu duoti.
O būna parašyta recipė džentelmeno komplektas, tik nesuvartoti iš karto? Taip, vienas iš jų yra 3 tabletės iš karto, taip. Jau žinau. Gerai, tai vaistininkai turbūt jau žino, apie ką šnekam. Tai gali pasitaikyti atveju, kai simptomai yra neryškus arba tiesiog praeina. Taip, ir manau, kad čionais yra galbūt blogiausias variantas, kai atsiranda tam tikra simptomatika, žmogus uždėlsia ateiti ir ta simptomatika dinga. Ir dingsta, jis galvoja, pranešiojau, nieko čionais nėra. Ir šitoje vietoje paraginčiau visus vyrus, jeigu atsirado po nesaugių lytinių santykių kažkokia simptomatika, būtinai pasitikrinti. Dėl to, kad yra labai daug ligų, kurios imunitetas užslopina, užsupresuoja ir mes paskui jų nebejaučiam. Bet visų pirma, toliau ta bakterija ar pirmuonis ar virusas pas mus išlieka, visų antra jūs tampat nešiotojais. Ir tas dalykas irgi labai yra svarbu. Tai jeigu pacientas žmogus yra nešiotojas, tai jis tos simptomatikos gali nejausti metų metus, ta prasme, jinai niekad neišleista liga. Taip, bet čionais ir yra ta, dėl ko jos taip plinta, dėl ko jos taip neišnyksta, dėl to, kad tie, kur tikrieji nešiotojai, tie dažnai neturi simptomų, o visi, kas su jais turi lytinių santykių, tos simptomus gauna. O tai po kiek laiko, turėjai nesaugių lytinių santykių, tai po kiek laiko pasijusti tai atžygiuoti? Už savaitės. Atvažiuokit už savaitės. Grubiai už savaitės jau gali pasimatvažiuoti, nes jau tyrimai rodys. Nes turi užsikultivuoti tam tikras mikroorganizmų kiekis. Ir jeigu tu teisi para politinių santykių, didelis šansas, kad tyrimas nieko neparodys. Aišku, mes nuraminimui tą tyrimą padarysim, bet visiškai užsitikrinti, dar tyrimus reikia pakartoti ir vėliau. Po to latentiniam periodą. Tai jeigu buvo linksmas 5-dieniukas, 6-dieniukas, tai tada kitą pirmadienį žygiuoji pas titą. Džentelmeno komplektą. Arba iš anksto susiperkam. Ne, čia aš tik juokauju, bet iš principo... Žinoma, mes juokaujame tikrai. Bet aš turiu tokių pacientų, kurie, negaliu sakyti, 11 kartą, bet jau vienos rankos pirštų nesuskaičiuosi, kiek kartų būna. Aš sakau, nenori prezervatyvą naudoti. Ir jis sako, žmogaus, kai šiais laikais yra tokių gerų antibiotikų, ką man? Nepritariu šitam dalykui, bet yra tokia grupė žmonių, kurie tą dalyką daro ir jie rizikuoja. Bet ne visos lytiškai plintančios ligos yra bakterinės kilmės, juk mes turim virusų, AIDS. Dėl to ir yra konsultacija pusę valandos. Žmogus papilomas virusas. Būtent herpesas. Tai yra tokios bakterijos, tai tokie virusai, kurie persiduoda ir jie lieka visam gyvenimui. Tai yra liga for life. Ir šitoje vietoje, aš nenoriu pasakyti, nereikia naudoti prezervatyvą. Aš tik sakau, kad liaudis nenaudoja tų prezervatyvų. Tai reikia juos naudoti. Tai be abejo. Kokią išvadą padarėm. Tai prezervatyvus būtinai naudoti, bet neturėti nesaugių lytinių santykių ten, kur yra pavojinga, būti protingam. Ir dabar naujas dalykas yra, dabar vėlgi, man 41, man tas jaunimo mados kartais keistos yra, dabar gan nemažai žmonių pas mane ateina rašto antrai pusiai prieš pirmuosius lytinius santykius, prieš lytinių santykių debiutą, kad jis yra švarus. Tol neturės lytinių santykių, kol tu neatsineši išrašo iš urologo. Bet tai čia gal vau? Ne, tai tikriausiai, aš nežinau, gerai. Mano laikais taip nebūdavo. Mes taip nedarydavom. Bet iš principo, aš manau, kad ir sveikintinas dalykas ir kažkiek tai man toksai cringe'as, biškim, toks strange dalykas šitas, nežinau. Ar tai, kad didelis nepasitikėjimas yra tarpusavėje žmonių, ar dėl to, kad antra išvada gali būti, kad tas žmogus labai jau ten mėgsta 5-dieniukus, 6-dieniukus? Bet nežinau, čia reiktų pasigilinti su savo psichologu, kodėl man taip yra. Bet iš principo, keistai man atrodo, visiškai nestandartas. Aš suprantu, ant popieriaus tai atrodo normalu, bet žiūrėkit, kiekvieną kartą, kai su ko nors turi lytinių santykių, ypač jeigu neturi antros pusės, tai nedarai raštiško sutikimo, kad bus lytiniai santykiai. Nežinau, gal mes link to einam. Gal čia aš old schoolas, bet tas toksai medicinės pažymos atnešimas irgi keistas dalykas. Tai jeigu nenori dėtis prezervatyvą, tai tada atsineši popieriuką. Tai gal pirmą kartą sudėk prezervatyvą ir jeigu norėsi jau tada turėti lytinių santykių prezervatyvą, tada nusipres. Tik to popieriuką.
o ne prieš lytinį santykių debiutą. Nors vėlgi techniškai jie teisingi, dėl to, kad ne visos lytiškai plintančios lygos yra apsisaugoma tik su prezervatyvu, nes virusais arba ten, ką žinau, užkrečiamasis moliuskas. Nu, jisai plinta ir per higieną plinta, bet jis plinta ir per lytinius santykius, pavyzdžiui, pilvai susiliečia. Ne, nu, galėjau tuo užkrėsti. Nors tarp kito mes užkrečiamo moliusko netiriam. Gal blogas pavyzdys, bet virusai gali plisti lygiai taip pat. Tai va, čia toksai, nežinau kiek. Ne, reikia būti atsargiems, saugotis, bet viskam yra ribos. Aha, viskam saikas. Tai kaip atrodo tas vizitas pas jūs, kai pacientas kreipiasi dėl lytiškai plintančių ligų? Kokie tyrimai daromi? Ar jie nemalonūs, sudėtingi, brangus? Tai va, čia mes pacientas, kuris eina pas mane dėl lytiškai plintančių ligų. Tai, nuleidęs akis, ne? Bet jeigu dažnai ateina tokių, kurie atrodo dar po savaitgalio neišsigaravę, tai su jais paprasčiausia. Mes su jais tokią labai greitai bendrą kalbą randam, įsiaiškinam, tai sugersim tą, pasidarysim tą, susidėliojom planą. Viskas turko. Bet yra tokių tikrai, kur ateina nudelbė akis, išsigandę baisiausiai, kaip čia bus. Ir pirmas mitas, kurio visi labiausiai bijo, tai yra, kad jiem kažkas tai kažką tais įkiš ir ten pasuks ir patrauks, nes, anksčiau taip tirdavo, imdavo tepinėlį iš šlaplės. Šiais laikais šlaplės tepinėlio mes nebedarom. Viskas atliekama tyrimo iš šlapimo. Tam tikros lygos tyrimos ir iš kraujo, bet retai kada tą dalyką darom, bet šiaip beveik visą laiką darom paprasčiausią tyrimą iš šlapimo, kas yra gan komfortiškas tyrimas, mano akim, yra labai tikslus tyrimas, tikslesnis negu tas pats senas tepinėlis. Realiai vyrams tepinėlį turėtume daryti tik tuo atveju, jeigu jisai nori pasitikrinti dėl žmogaus papilomos viruso. Bet per savo karjerą man tik tais vieną pacientą nepavyko atkalbėti nuo žmogaus papilomos viruso tyrimo. Nes mano akimis tai yra vyrui, tai yra logikos neturintis tyrimas. Nes iš esmės beveik visi mes turime. Vienas dalykas tai yra ultrapaplitęs, visų antra, tu jo negali gydyti, nes nepagydomas dalykas. Tai nieko nekeičia, nes jeigu tu nenori su kažko turėti bendro gyvenimo, tai tu naudok prezervatyvą, jeigu tu nori turėti bendrą gyvenimo vaikų, kažką tu vis tiek tu prezervatyvo neduosi, tai užkrėsi. Tu nieko dėl to negali padaryti. Tai vėlgi, vienintelis pacientas, kuriam ir jeigu tu jį turi, tai iš principo geriau tos pinigus ne tyrimui išleisk, o skiepui nuo ŽPV, ko pasiekoju pasiskiepijus, recidyvai, lygos retesnis, toksai labiau perina tokią latentinę stadiją. Bet tik vieną pacientą turėjau, kuris 3 konsultacijos metu prispaudė mane padaryti tą jam tyrimą ir tarp kitų buvo neigiamas, su kuo jį sveikinu, bet dėl to, kad nauja partnerė norėjo su juo turėti lytinių santykių, kol net nešė ŽPV tyrimą. Prašau. Tai partnerė turbūt nesiskiepys, nes dabar tai jau pakankamai ilgą laiką mergaitėms, dabar jau tiek ir berniukams yra taikomi skiepai iki pirmųjų lytinių santykių tos. Tai taip. Vėlgi, mergaitė, mano manimu, buvo skiepyta. Aš nepaklausiu, bet ta amžiaus grupė, kurio turėjo būti paskiepyta. Vėlgi, tyrimas buvo makes no sense, mano akimis. Dėl to 3 konsultacijos buvo atkalbėti jo, bet reikėjo ir viskas. Padarėm. O tai ko mes ieškom, kokių ten ieškom? Paminėjom, chlamidijos ieškom, gonokoko ieškom, gonorėjos, taip. Tada ureoplazmos turbūt ieškom. Mikoplazmos. Žiūrint vyrą, moterį, trichomonų. Kai kuriems tyriam sifilį, kai kuriems tyriam, galima tirti tą ŽPV. Šiaip moterims ŽPV reikia dėl to, kad žinote, ar nepadėjus riziką gimdos kaklelio vėžio iš principo. Nors ŽPV sukelia ir varpos, ir išangės vėžį. Pagrindinis rizikos veiksnys. Niuansai. Bet ir gerklų vėžį. Vienas jų garsus aktorius serga gerklų vėžių, kur teigia nuo turbūt oralinio sekso. Gali būti. Tai iš principo, dėl šitų, ką jūs išvardinot, tai tas dalykai pagrindiniai, dėl ko mes ir tyriam. Ir viską mes ten surandam šlapime. Taip. Nieko ten nereikia kišti. Jo. Sifiliui reikia kraujo priduoti, nes mes ieškom antikūnių. Netiriam herpeso, nes nėra tikslo, aš netiriu ŽPV, nes matau, ypač vyrams, nes nėra tikslo, hepatitų netiriam, živų netiriam. Živų užsikrėsti šiais laikais, vėlgi su ko turėjo lytinių santykių, reikia turėti omeny, bet živų šiais laikais yra užsikrėsti gan sudėtinga. Ir ten turėjo
klube buvo, turėjo lytinių santykių su gera pažįstama kokia nors. Nu, ten, jų toksai. Ir noriu dėl živos tirti. Ir sakau, tai kaip jinai ten sekso darbuotoja. Ne, paprasta studentė. Sakau, okei. Kaip tau atrodo, koks šansas susikrėsti živų? Vėlgi, tiems, kurie turėjo nesaugių ten su narkomanija susijęs, su sekso darbuotojas, taip. Nu, vat jūsų paklausiu, kaip atrodo, koks šansas vyrui, pavyzdžiui, susikrėsti? Ne, moteris serga živų ir nesigydo. Ane? Nes vaistai šiuo metu yra nemokami, visur prieinami, bet jinai nevartoja jų, ne? Ir turi vaginalinių lytinių santykių. Kokia tikimybė? Manau, kad nedidelė. 1 prie 2,5 tūkstančių. Šansas 0,04%, man atrodo, tikimybė yra. Tai yra ultra minimali tikimybė užsikrėsti. Jinai yra ir kai manau, kad verta tikrintis, tai verta tikrintis, bet šiaip tai užsikrėsti yra sudėtinga. Bet kiti labai nori. Plus, oficialiai, jeigu mes tyriam dėl živo, mes turim traukti juos į tam tikrą registrą. Beveik niekad to nedarom, bet iš principo įstatymai tokie, kad mes visus, kurie tikrinam dėl živo, turėtum daryti tam tikrą registrą, kad tikrinam dėl živo. Kas vėlgi sudėtingas dalykas. Such is life. Bet spėjau, chlamidija užsikrės tai 1 prie 1, turint nesaugių lytinių santykių. Ne 1 prie 1, apie 60% tikimybė. 60% tikimybė, jeigu turėsiu kažkokias turi chlamidijozę, tai 100% kad užsikrės. Tai per kiek laiko yra gaunamas atsakymas dėl lytiškai plintančių ligų? Kiek čia laikoma drebėti reikia? Jeigu tyrimas iš kraujo, tai dėl sifilio, tai ant rytojaus yra, iššlapimo 3-4 darbo dienų. Tai 3-4 darbo dienas pasinervinė, Pastresuoji. rankytės pagniaužai. Nusipelnai. Viskas tvarkoja, čia reikia. Aš džiaugiuosi, kad 3-4 dienas. Čia tiek vat reikia, ne? Nu, kad turi būti- pagalvotum apie savo elgesį. Turi būti koks edukacinis momentas vis tiek. Nu tai gerai, tas jau pat gražiai vyriškis rankas atėjo pas jus ir tas sako, nu, klausyk, Petrai, turime čia chlamidijų. Tai koks gydymas yra skiriamas ir per kiek laiko Petras puikiai jausis? Pirmas klausimas yra, kiek žmonių gydysim savai. Petras skaičiuoja. Taip, Petras skaičiuoja, dėl to, kad, iš principo, toks klausimas yra taip, ar jisai turi pastovę partnerį pasitikrino, da gydysim 2, ar turėjo nepastovę, su kažko turėjo atsitiktinių ir ar parnešė jau namo, nes tada reikės gydyti 2 žmonės, ir ar yra kontaktai su tuo, kad turėjo lytinius santykius. Nes jeigu čionais yra perduota, tai toksai gentleman's agreement turėtų būti, kad tu turėtum tam žmogui pasakyti, kad jisai kitų neužkrėstų. Ir jie sako, nesakysiu, viskas, sakau, bet kontaktą turiu, sakau, žiūrėk, būk žmogus, būk geras kitiems. Pasakau, pasakyk tam žmogui, nepirktų jam antibiotikų, pasakyk tam žmogui, kad žmogus serga, tai visų pirma, tu jį pagydysi, su antrą kiti neužsikrėtų. Tai ir tada gydymas, kaip kurios ligos, paprastai gydymas trunka nuo vienkartinės smūginės antibiotikų dozės iki kartais kelių savaičių. Sudėtingiausia yra gydyti, tarp kitko, kas yra labai keista. Ir vėlgi, galvojau, kad čia tik tais man. Pasirodo, aš kalbėjau su kitais urologais, tikrai yra sunkiausia gydyti chlamidijas ir ureoplazmas, kurios Lietuvoje čia easy išnaikinti lietuviškas, iš Tailando, Filipino ir Vietnamo. Tai labai egzotiški nešiotojai. Tai atrodo ta pati bakterija, bet kaip jos sunkiai pasiduoda antibiotikams, jūs neįsivaizduojate. Bet iš tikrųjų viską, mes turim tam tikrą asortimentą antibiotikų, kurie turi veikti, 1 pasirinkimo, 2, 3, rezerviniai antibiotikai ir niekas neveikia. Ir visiškai neveikia. Ir realiai man teko ieškoti informacijos forumuose. Kas atrodo nesąmoningas dalykas, gydytojas ieško formuose, bet yra tam tikrų antibiotikų, kur yra tik tose šalyse. Ir su pacientu mes, pavyzdžiui, neseniai turėjom ir siuntėsi, ir gal 200 eurų mokėjo už tų antibiotikų atsiuntimą iš to krašto šalių, nes Europoje jo net nėra tokio antibiotiko ir puikiai pagydė jį. Šiaip chlamidija tai lengvai pasiduoda gydymui jinai. Taip, kaip vienas dermatologas sakė, buvo normali liga, stacionare gulėdavo savaitę, o dabar per pietus išgėrė vaistus, vakare gali į šeimą grįžti. Nesąmonė. bet iš principo šiais laikais dažnais atvejais labai neblogai. Išskyrus tais atvejais, kai yra labai blogai. Dėl to nereikia numenkinti. Vienas dalykas reikia pagydyti, antras dalykas pasidaryti kontrolę. Nes labai daug kas nesidaro kontrolės. Tai po kiek laiko kontrolę pasidaryti? 4-6 savaitės po antibiotikų sugarimų.
Pabaigtas Jie antibiotikų turėtų dėl to, ką buvai nustatęs, turi dar pasitikrinti. Dėl ko ne anksčiau, todėl kad tyrimas nustato DNR, RNR, tai iš principo ir lavonėlį tų bakterijų, jie vis tiek dar matysis kaip teigiamas. skeletai, Tai mes daug už 4-6 savaičių turime pasitikrinti ir daug kas to nedaro, nes jie yra tinginiai, bet arba atlaidžiai tą dalyką žiūri, bet aš visiems liepiu pasidaryti, bet daug kas to nesidaro. Kaip ir po vazektomijos mes darom dėl nevaisingumo, padarom vazektomiją ir po 2 mėnesių reikia pasidaryti spermos tyrimą, ar žmogus yra nevaisingas, ne? Nes tai yra didelis sprendimas gyvenime, nes klaida tau kainuoja 18 metų auginti kažką, ne? Tai daug pinigų visą kitą. Ir tik 40% vyrų pasitikrina, reikia 2 spermos tyrimų, 40% vyrų bent vieną pasidaro, 60% rizikuoja. Tai kadangi aš pagrindinę dirbu su vyrais, jie yra linkę rizikuoti. Tai mano darbas yra ne tik parašyti tabletę, bet dar ir edukuoti ir paaiškinti, kodėl taip yra svarbu. Vyrų tokia prigimtis yra rizikuoti. Dėl to mėgsta Tailandus, Lenkiją ir šeštadieniukus klube, ne? Ne dėl rizikos, jie mėgsta tos Tailandus. Gerai, dėl garantijų. Palikim šitą temą kitam kartui. Tai iš esmės dauguma lytiškai plintančių ligų yra pagydomos, juk taip? Nevirusinės kilmės, tai bakterinės, virusinės visos nepagydamos, bet yra kontroliuojamos. Jas galim padaryti neaktyvės, gali tapti netgi nenešiotoju arba labai mažas šansas, kad būsi nešiotojas, neturėti simptomų, neturėti jokių rizikų nuo tų ligų virusinių iš principo. Mes galim jas sukoreguoti. Bakterinės beveik visas galim pagydyti. Ir pirmonės galim pagydyti. Kokios yra komplikacijos negydomų lytiškai plintančių ligų? Priklauso nuo ligos. Standartas, tokia standartinė yra, tai yra šlaplės struktūros. Kadangi yra varpos kanalas šlaplė, tai tenais yra uždegimas, jisai susiaurėja, surandėja, atsiranda taip vadinama struktūra, vyrui gali būti sunku pasišlapinti arba jisai gali šis nepasišlapinti, susilaikyti šlapimas. Ir tai yra labai sudėtingai gydomi dalykai. Yra kitas dalykas, jeigu tu planuoji šeimą, tai yra vaisingumo klausimas, yra vaisiaus sveikatos klausimas. Jeigu yra sifilis, sakysim, tai yra tie šankeriai susidaro tiek širdį, tiek smegenyse, visur gali sudaryti tos gumas, tai yra potencialiai mirtina liga. Kaip kuri? Bet jeigu taip standartas, tai yra šlaplės uždegimas ir be skausmo tuometinio susidaro šlaplės struktūros, sakysim, būtų didžiausias dalykas. Tai kiek čia laiko praeina nuo užsikrėtimo iki galimų komplikacijų? Tai jeigu sugebi išlaukti to periodo, kai jau yra stiprus uždegimas ir pūliavimas, tai gali būti ir gan greitai, gali per savaitę laiko būti toks uždegimas, kad susidarė randas. Čia loterija tokia. Tai reikia nedelsti, pajauti simptomatiką. Tai kaip ir sakau, dažniausiai šito vietai klausimas, jeigu pajutai lengvus simptomus, ar išlaukti tą savaitę, kol pasidarysi tyrimus, ne. Geriau jau tada sugerkim plačiai vaistus ir po mėnesio pusantro pasidaryk ar kontrolę, ar viskas tikrai ten švaru. Ką svarbiausia suprasti žmogui išgirdusiam pirmą kartą diagnozę? Pirmas kartas, tai baisiausias? Pirmas kartas tikrai kelia daugiausia nerimo, labai priklauso nuo žmogaus, nes tikrai daug kas žiūri tai su šypsena, kaip prisidirbau, pasigydom ir viskas. Yra, sakau, žmonės, kurie visą likusį gyvenimą jaučia simptomus. Ir psichologinis komponentas, gal ir tikrai kažką jaučia, sunku pasakyti. Dėl to išgirdus šitą dalyką, reikia suprasti, kad turim problemą ir į problemą reikia, mano tėvas laikas sakydavo, kai yra problema, nebėk nuo jos, o eik į problemą. Tai šitoje tai yra problema ir į problemą ją reikia spręsti, netidėlioti. Bet tik iš esmės tai yra liga, iš medicininio požiūrio. Koks skirtumas, kaip tu susirgi? Dėl stigmatizmo, dėl to, kaip pažiūrės, ką žmonės pasakys ir viską. Dėl to, kad turi kažkas lytinių santykių, visi turi. Šiais laikais taip, bet prie Rusto neturėjo. Tai dar toks mentalas yra atėjęs, iš principo, tai tas yra, gėdingos tos temos ir pašiepiamos yra visuomenė. Bet iš esmės tai... Ne, aš tai suprantu. Liga. Jo, bet man lengviau būtų pasakyti
prie kūčių stalo šeimai, kad ranka lūžo, ne kad chlamidijozę pasigavau. Nu jo, gal jūs ir teisus, turbūt čia Jo. tokia. Jo, turbūt nelabai Čia, smagu. sakysim, dabar prie kūčių stalo būtų kvaila, nes aš esu šeimo, bet būtų labai keista pasakyti. Jūsų žmonai būtų labai Būtų- keista išgirsti. Tai va, bet iš principo, bet supratot, ką aš turėjau, kokią alegoriją noriu panaudoti. Taip, bet turbūt reikia destigmatizuoti tas ligas. Jo, reiktų žinoti, kad žmonėms galit jūs gėdytis dėl to, kiek norit, bet jūs veikit. Ateikit pas mane, pas urologą, ar pas dermatologą, dermatovenerologą, kaip sakant, labai taip įdomiai pasivadinę, ir įsigydykit, neatidėliokit šitų dalykus. Čia svarbiausia, nedelsti, yra problema ir ją spręsti. Kiek su kitais dalinsies, čia tavo reikalas. Geriau nesidalinti. Geriau nesidalinti. Pasilaikyti šitą gerimą. Gydytojau, ar šiais e-sveikatos laikais yra įmanomas konfidencialus vizitas? Na, turbūt gyvenime visokių situacijų pasitaiko. Gerai, pradėkime nuo to, kad visi vizitai yra konfidencialūs. Visi yra konfidencialūs, tačiau nepaisant to, prie tavo medicinės dokumentacijos gali kažkas prieiti. Tebūnė tai tavo šeimos daktaras, ne? Kad ir pavyzdys. Arba kitas gydantis specialistas. Tebūnė tavo žmona yra gydytoja. Kad ir šitaip. Bet mintis yra taip, kad tavo žmona, kad ir yra gydytoja, bet tavo leidimo neturėtų leisti prieiti. Bet iš principo. Tai šitoje vietoje, kad imkime šeimos daktaras, tarkime, paprasčiausias. Tai šitoje vietoje vien dėl to žmonės gali irgi neiti. Tai supraskit, kad mes irgi nesam žvėris ir mes suprantam šitą jautrią temą ir šitoje vietoje nebūtinai tu turi meluoti. Tu gali protingai patylėti. Pacientas atėjo, skundžiasi uretrito simptomatika, tikslingas antibakterinis gydymas ir parašai. Prašau, nieko nepamelavai, tik tais neįsiplėtė anamnezėje, kad čia viskas atsirado po striptizo klubo penktadienį, pacientas nieko neatsimena, jo draugas sakė, kad matė, kad turėjo lytinių santykių. Šito gali ir neįrašyti. Tai iš principo viskas, kaip tu aprašysi, tai mes juk esam protingi, mes gražiai surašom, kai reikia ir viskas. Iš tiesų, koks diagnozė Uretritas, taip. O koks sukėlėjas, kasgi čia žino? Tiesiog bakterinės kilmės uretritas. Na tai taip, ir gali neįsiplėsti šito vietą. Tai pacientai gali jaustis drąsiai. Taip, nebus, kad eisi viską mes surašysim. Surašysim tą, ką reikia. Kitas dalykas yra vėlgi, pacientai ateina su draudimais mediciniais. O čia yra problema. Medicinis draudimas dažnai nedengia lytiškai plintančių ligų. Tai darbdavys nesirūpina savo darbuotojų lytinė sveikata? Darbdavys, jeigu jis turi pinigų ant striptizo klubo, tai gal viskas gerai. Gal rūpinas kitaip darbdavys. Bet iš principo, jo, tai va šito vietą vėlgi, bet surašom, kad turi atvitas ir viskas. Tai yra kvailai stigmatizuota draudimo bendrovių liga. Nieks specialiai neužsikrečia. Lygiai taip pat, kaip nieks specialiai nenukrenta ant žemės ir nesusilaužo rankos. Tai va šito vietoje, bet tu užsikrėtė, tai pasigydom. Bet iš esmės, jeigu esi nešiotojas ir tiesiog, pats nežinodamas to. Gal čia iš senų dalykų. Iš senų laikų, tai net šeimoje gali išlysti tokie dalykai. Dažniausiai išlenda šitas dalykas, kai yra planuojamas nėštumas. Nes tikrina moteris nuo privalomai. Taip, tada išlenda ir sakyti. Dar labai juokinga vieta yra, kada išlenda tos lytiškai plintančios ligos yra, pavyzdžiui, pas mane ateina itin garbaus amžiaus moteriškai pensininkė, ne? 80 plus, ne? Ir turi lėtinį cistitą. Kiek gydos nepasigydo, ne? Ir sakau, kada jūs turite tada lytiškai plintančių. Tai sakau, vaikeli. Čia lytinis gyvenimas. Aš neturiu, vyras mirė prieš 15 metų, aš neturiu. Aš sakau, reikia ištirti jūs. Žiūri mane kaip į kokį išprotėjusi. Ir nustatomės tą pačią chlamidiją ar ureplazmą ir baigėsi visi tie. Nes nepaisant to, kad šitos bakterijos yra nustatomos palyginus neseniai ir žinomos nesenai, palyginus, ne? Jos tai milijardus metų yra jau milijonus metų yra. Tai vat ir jos buvo visą laiką, jų nieks paprasčiausiai netirdavo, nes nežinojo, kad tokios yra. Ir va tai gal kažkas, kas tau senatvėje atsiradus kitom problemom susijusius su amžiumi, išplonėjusiai makšties seneliai, pakritusiai gimdai su šlapimo pūslė ir panašiai, ir išlindo tie simptomai.
Tai vat, gal dėl to atsirado, bet šita pensininkė kalbėti, įsitirti lytiškai plintančias yra nelengva. Bet dėl to jūs ir gydytojas, kad įtarėte. Taip, ir įkalbinėja, gydytojas įkalbinėtojas. Tai kaip dažnai rekomenduotumėte tirtis dėl lytiškai plintančių ligų gyvenantiems aktyvų lytinį gyvenimą? Labai priklauso, koks tas aktyvus gyvenimas, bet imkime tokį... Aktyvus. Nu, tai, ne, standartas yra bent kartą metuose. Toks, bet jeigu aktyvus, tai galima ir dažniau. Tai standartiškai tiems, kurie yra lytiškai aktyvus ir neturi pastovios antros pusės, tai rekomenduojam kartą metus. Bet jeigu aktyvus, galim ir dažniau. Vis pasižiūrėti, ar tai nieko nenutiko. Ar reikia tikrintis dėl lytiškai plintančių ligų, jeigu partneriai yra monogaminiuose santykiuose? Iš principo, jeigu prieš tai buvo nepasitikrinę, tai galima pasitikrinti bent jau vienam iš poros, ane? Jeigu prieš tai nebuvo tikrinti, kitas dalykas, jeigu prieš tai buvo patikrinti ir tu nenuėjai į šoną ir nenuėjo tavo antrą pusę, tai gali nesitikrinti. Bet iš kur tu žinai, kaip yra su ta antra pusė? Ir šito vietoj, vėlgi, kaip tu pasakyti šeimai, kuri yra gerai sutarė, kuri vienas kitą myli ir nei vienas neina į šoną, sakai, o gal taviškė arba taviškis nuėjo į tą kitą pusę, ne? Bet žinok, labai atrodo baisu, atrodo įžeisti, bet kol kas man pavyko viską tą pasakyti, per kiek aš dirbu, gan taip gražiai, nieks neįsižeidė ir jo sako, aš negaliu už saviškių ar saviškio garantuoti. Labai nesmagu sakyti, labai toks, bet reikia šitą dalyką apdaryti, ypač jeigu mes ilgai gydomės, kokiu nors antibiotikais, vieną kitą keičiam, nepavyksta pagydyti, kažkas ne to, kažkas neaišku. Ir viena moteris sakė, jos ten vietinis cistitas buvo ir jos vyras yra fūros vairuotojas. Tai sako, kur aš nueinu ir kur pasakau, kad mano vyras yra fūros vairuotojas, ten mane tyrė dėl lytiškai plintančių. Gal jau galima užtenka, ten kokius 6 testus buvo dariusius. Nes nebūtinai fūros vairuotojas turėti šau. Bet jau toksai fūros vairuotojų blogas vadas. Nu tai per Lenkiją važiuoja. Per Lenkiją. Tai šitoje vietoje laiką, jeigu ištirta, tai mes atmetam ir viskas. Jeigu reikia, tai reiktų atmesti ir nesukti galvos, kaip į bet kokį tyrimą pasižiūrėti. Tai kokie rizikos faktoriai yra susijęs su lytiškom plintančiom ligom? Vieną išsiaiškinom - Lenkija ir Tailandas. Vokietija dar. Dar su Vokietija ten yra reikalų. Bet iš principo, ne, tai yra atsitiktiniai lytiniai santykiai. Tai čia yra nesaugus lytiniai santykiai. Dažniausiai nesaugus atsitiktiniai lytiniai santykiai yra pagrindinis rizikos veiksnys. O kaip daugiau? Gal alkoholis dar biškį? Jo, tai sakysim, nesaikingas alkoholio vartojimas, narkotinės medžiagos, atminties sutrikimai. Penktadienį ištinkantis. Mergvakariai, čia yra rizikos veiksniai. Bet šiaip tai iš tikrųjų nesaugus lytiniai santykiai. Nu taip, mes jeigu taip grįžtrim, tai iš tiesų turbūt vienintelis rizikos faktorius yra nesaugus lytiniai santykiai ir besikeičiantis partneriai. Taip, ir labai svarbu pasakyti, kad lytiškai plintančio liga per kubilą, per baseiną, per tualetą, per rankšluostį neužsikrės. Tai ką dabar vyrai darys? Tai labai atsiprašau, labai aš jūsų atsiprašau. Paspoilinai. Kurkit kitą istoriją, bet, nes dažnai sako, tu galiu, aš pasikeisiu savo antrą pusę, tu jai paaiškink. Ir sakau, ne. Aš galiu paaiškinti, kad šita liga galėjo senai ateiti. Nes tikrai galėjo išeiti, bet aš nemeluosiu, kad per rankšluostį galėjau užsikrėsti pirty arba kubilą. Arba sporto klube. Sporto klube gali ne per rankšluostį. Tai bet iš principo šito dalyko, sako, gali pameluoti. Nemeluojame šito dalyko ir galim paaiškinti, kaip ta situacija iš tikrųjų, kaip jinai gali ateiti iš toliau, iš seniau ir būti besimptomė, nes taip dažnai gali būti. Bet dėja, be kontakto nieko nebus. Be kontakto nėra Veneros, ne? Ar Lietuvoje vykdoma prevencinė programa dėl lytiškai plintančių ligų? Kaip būtų keista, nevykdoma. Nėra jokios prevencinės programos, nebent yra edukacija. Ir edukacija iš principo dažniausiai yra mokykloje. Aš prisimenu, kokia buvo lytinė edukacija pas mane mokykloje. Ten tokia buvo... tokia...
nežinau, ar aš kažką išmokau tenais iš principo, bet kažkokia tokia buvo vykdoma. Dabar aš tikiu, kad jinai yra geresnė. Ir aš manau, kad edukacija yra esminis dalykas prevencijai. Ir kai kurie tėvai kyla prieš tai, kad vat, apie lytinius santykius nieko mano vaiko nemokys, nes jis padarys, nežinau, iškrypėlių ar seksualiai aktyvių, čia yra nesąmonė. Tai kuo daugiau žinai, tuo geriau mokytų apsisaugoti. Tai visgi jūs kaip minėjote, kad jaunimas, praėjusiam podcast'e minėjot, kad jaunimas nesimyli, o tie, kurie mylisi, tai dar ir prezervatyvų Jo, nenaudoja. kaip būtų keista, o gimstamumas stipriai mažėja. O gimstamumas mažėja, bet lytiškai plintančios ligos. Tai Pink- ką jie veikia? 5G čia viską padarė. Nežinau iš tikrųjų, kodėl taip yra, bet iš tikrųjų taip yra, nepaisant to, kad švietimas po truputį gerėja, kad informacijos prieinamumas didesnis, prezervatyvų naudojimas mažėja. Ir aš manau, kad dėl to, kad tas pats švietimas tai yra toksai senovinis, jisai yra daugiau per gąsdinimą, kad čia bus labai blogai, kad čia labai blogas dalykas. Ir vėlgi, aš žiūriu savo 6-metę dukrą ir aš matau, kaip man su ją kalbėti. Man asmeniškai gąsdinimai ir veikdavo. Man veikdavo. Aš, sako, bausmės ir gąsdinimai veikdavo. Šiuo metu man žmona paaiškino, kad per gąsdinimus ir per bausmės negalima eiti, nes šita karta nežinau, ar šita karta, aš atsakiau šitą dalyką, bet šita karta tą dalyką neatsako. Tai gal man reiktų tą švietimą kažkokį tokį daryti. Bet čia labai sunku atsakyti šitą klausimą. Na, turbūt pirmiausia, tai pas mus Šventaklynių krašte apie tai nešnekama. Apskritai, sakykime, tikrai pripažinkim, per mažai šnekama apie pavojus, rizikas. Tai vien su to skiepo dėl žmogaus papiliomos viruso. Iš pradžių buvo kipišas ar apskritai skiepyti. Ir aš prisimenu, valstiečiai buvo valdžioj tada ir sakė, negalim skiepyti mes nieko nuo žmogaus papiliomos viruso, nes tai yra skiepas nuo paleistuvystės. Čyzus, absurdas visiškas yra. Tada nusprendė, kad reikia skiepyti, bet skiepyti tik mergaitės. Gerai, skiepo tikslas yra, kad šita liga išnyktų. Nu, tai jeigu berniukai neturės lytinių santykių, tai ką, homoseksualių žmonių nėra pasaulyje. Tai absurdas vėlgi yra tada neskiepyti berniukų. Bet dabar vėlgi jau keli metai skiepia ir berniukus. Tas yra nuo lyties nepriklausomas skiepas. Tai jau yra gerai. Bet žingsniai yra tokie lėti, mes darom tą, ką pasaulis darė 15 metų atgal. Ir esmė, kad žmogaus papilomos viruso skiepijimo apimtis tragiškai mažos. Aš iš tiesų pasidomėjau prieš podcastą. Mergaičių gal 77%, berniukų vargiai siekia 50% ir aš pati galvojau, kodėl, kokia tai yra priežastis. Ir nesugalvojau, nes spaudoj miršta jaunos moterys, mamos, 3-2 vaikų motinos. Bet žinau, kad kodėl? Čia dabar tas žodis skiepas, tas antivakserių judėjimas plokščia žemė, man keistas labai yra. Aš kaip medikas lygiai taip pat su to COVID buvo. Tiek mirties aš gyvenime nebuvau matęs, kiek aš mačiau per COVID-ą. Ten aplinkui ligoninėje vien tik juodi maišai buvo. Ir žmonės netikėjo, kad tas COVID-as yra. Mano kaimynas netikėjo, kol aš sakau, einam su manim į budėjimą. Tada jis patikėjo. Bet iš principo, bet ir vis tiek žmonės, taip, skiepai buvo tada, vėlgi mes čia iš šonos nueinam, bet skiepai buvo skuboti, pavojingi, turėjo įvairių komplikacijų ir tų komplikacijų tikrai mažiau buvo parodyta, negu jų buvo iš tikrųjų. Mes medikai šiek tiek slėpė tos komplikacijas. Tai gerai, nes tai labai gąsdina populiaciją. Bet finale tai išgelbėti buvo milijonai gyvybių. Tai be abejo buvo geras dalykas. Tai lygiai taip pat su skiepais nuo ŽPV. Baimė tų skiepų man yra nesuvokiama. Vėlgi, mano tarpe yra pagrindė gydytojai. Tai gydytojai pavieniai tik tais nesiskiepija nuo nieko. Kitas klausimas vėlgi tas religingumas. Žmogaus papiliomos virusas tikrai, jeigu tu neturėsi su nieko lytinių santykių ir susirasi antrą pusę, kuris irgi neturėjo lytinių santykių, tai jūs nesukrėsi to žmogaus papiliomos viruso. Bet gyvenime Sėkmės tai jiems. retai nutinka, ne jau? Sėkmės. Iš visos širdies džiaugiuosi, jeigu jums tai pavyks, bet nežinau. Bet gyvenimas yra kitoks. Visiškai. Net jeigu tu susituoki, nereiškia, kad su to žmogum gyvensi visą gyvenimą. Žiūrėkit, jau į tokius mes šventvagystės neįkim, jau čia net nėra tokių minčių, tie, kurie ieško partnerio, kuris neturėjo lytinių santykių ir pats neturi lytinių santykių, kas yra viskas okei, aš nesu prieš, bet toksai idealizmas pasaulyje šiam pasaulyje nelabai galioja. Aš kaip vaistininkė tai tiesiog galiu pasakyti, kad skiepas yra
lygiai toks pats vaistas kaip ir aspirinas, ibuprofenas, jis praeina lygiai tokius pačius testus, vaisto byla yra sudaroma lygiai tokiais pačiais principais ir vertina lygiai tie patys Tai- ekspertai, tik tais kažkodėl skiepai yra vėlgi demonizuojami. Viena grupė vaistų. Jie preaching to the choir, kaip sakant, aš sutinku, taip, sutinku. Gerai, sugrįžkime prie Grįžkime. lytiškai plintančių lygų. Tai kokios priemonės gali apsaugoti nuo lytiškai plintančių lygų? Susilaikimas labai efektyvus. Geras, Žiūrėk, skaitom. Jo, mes vadinam aspirino tabletę, nes tada aspirino tabletę dedi tarp kelio ir laikys. Tai, bet iš principo prezervatyvas nuo daugumos lytiškai plintančių lygų ir šitoje vietoje labai paminėti, kad prezervatyvas apsaugo nuo vaginalinių ir analinių lytinių santykių lytiškai plintančių lygų, bet dalis lytiškai plintančių lygų plinta ir oralinių lytinių santykių metu. Nes vėlgi toks mitas yra, kad oralinių lytinių santykių metu neplinta, kas yra visiškas absurdas, ten yra labai terpė kolonizuotis bakterijom, ypač visiem virusam, kas yra perdama per kraują, per žaizdelės ir panašiai. Bet prezervatyvo vartojimas būtų iš tikrųjų naudojamas pats efektyviausias dalykas. Ir be abejo, partnerio atranka. Gerai, o tai kaip su oraliniu seksu, tada kaip saugotis jo metu? Prezervatyvas. Matau, atsiprašau, tai gal aš geriau antibiotikų išgersiu, ne? Aš tą suprantu, bet nėra pasaulyje teisybės. Kartais reikia mesti tą suktą roletę. Tai visgi gal tada geriau partnerių atranka. Gal geriau patranka. Būkim atsakingi. Nėra pasaulyje teisybės. Nėra visiškai. Gerai, gintau, susikaupiam. Pasijuokiam. Gerai. O kaip vertinate tokį požiūrį, kur turbūt dabar jaunimo tarpe pasitaiko? Ai, atrodo sveikas arba, po vieno karto, tai tikrai su Petru nieko nebus. Pradėkime nuo to. Jeigu kažkas su tavim turi lytinių santykių be prezervatyvo, tai jisai turi lytinius santykius be prezervatyvo ir su kitais. Atsiprašau, tu nesi išskirtinis. Nesi tas žmogus vienintelis, kuriam nutarė turėti santykių be prezervatyvo. Tai va, tai iš principo taip, mes didelės šankerius, opas ar gonorėją aktyviai žydinčią pamatysim. Bet kaip ir sakiau, 90% žmonių, kurie užkrečia kitus, dažniausiai turi 0 simptomų, ten viskas švaru, gerai ir pavartęs ten nieko nepasakysi. Tai reiškia, reikia turėti omenyje, kad jeigu partneris atsitiktinis siūlo tau lytinius santykius be prezervatyvo, kad, ta prasme, šią savaitę jis ten galėjo... Tai paklaus tavęs klausimą, ar tau šį vakarą pirmam siūlo? Jau taip siūlo. Tai vis tai reikia būti budriam. Taip. Ir atsargiam. Kiek yra svarbus pokalbis tarp partnerių apie lytinę sveikatą? Aš suprantu, kad tarp atsitiktinių lytinių partnerių tas, turbūt neįmanoma, sakys, tai ar tu sveikas, Petras? Jo, sveikas. Tai aišku. Ar sveikas? Bet turiu omeny ilgalaikių lytinių partnerių arba kaip santykiai nauji, tiesiog santykiai, į kuriuos investuoji, matai kažkokią perspektyvą, tai turbūt apie šitos dalykus būtina pasišnekėti. Taip, ir iš principo, vėlgi, jeigu yra ilgalaikiai santykiai, tai dažniausiai planuojamas ir nėštumas, ir tada dažniausiai dėl to nėštumo reiktų pasidaryti tos lytiškai plintančias ligas. Kaip ir sakiau, apskritai, profilaktiškai reiktų pasitikrinti kartą metus. Ir jeigu žmogus niekad nesitikrinęs, tai gali savo tą artimą žmogų paspausti, kad pasitikrintų. Arba jeigu jau turėjai santykių be prezervatyvo, pats gali pasitikrinti. Bet patikra ir pokalbis to reikia. Labai normalus pokalbis ir turėtų visiškai būti nestigmatizuojamas. Tik tais, aš manau, vėlgi, yra viskam ribos ir tas toks priverstinis pažymos atnešimas prieš viską irgi keistai skamba, bet tai yra ultralogiškas dalykas. Gali būti, kad iš patirties toks dalykas irgi atėjęs, gal kažkaip taip nepasisekė prieš tai. Gali to argumentuoti. Kokius mitus jūs kaip gydytojas girdite dažniausiai apie tas lytiškai plintančias ligas? Vienas dalykas, kad
labai daug kas buvo jūsų klausimuose ankstesnius. Vienas dalykas tai yra, kad jeigu viskas atrodo vizualiai gerai, tai nieko blogo nėra. Antras dalykas, kad oraliniai lytiniai santykiai nepersiduoda. Čia gal tokie esminiai būtų mitai. Jo, gal šitie dalykai ir būtų, kad dažniausiai visi prasileidžia su oraliniais. Ir tas dalykas, kad prezervatyvas apsaugo 100%, prezervatyvas 100% neapsaugo. Tik tai susilaikymas. Tik tai susilaikymas. Aspirino tą tabletę, taip, gydytoja? Arba analgino. Arba analgina, žinokit, dabar su receptu viskas labai griežtai. Aspirinas. Aspirinas tada. Kaip lytiškai plintančios ligos paveikia porų santykius? Na, vis tiek jūs susidūręs esate su tuo. Pasigodžia paskui pacientų. Jo, mintis yra žiūrint, kaip tos lytiškai plintančios. Jeigu čia yra nauji santykiai ir ten kažkas nusistatė, kažką tai gali būti iš bet kada atsinešta. Ir čia nebūtinai yra paleistuvio ženklas, sakysim. Tai čia vienas dalykas. Tačiau jeigu yra naujai, ypač patikrintiem prieš tai, pavyzdžiui, nėštumo metu buvo patikrinta ir paskui poroje išlindo nauja lytiškai plintanti liga, tai tai yra neištikimybės požymis, ir tos lytinius santykius poros santykius griaunantis dalykas yra. Liūdni dalykai. Šitoje vietoje, vėlgi, kiek, matot, aš jau paskui kaip tie santykiai rutuliojasi dažnai nematau. Bet, sako, kiek čia dabar reikės tų vaistų, sakau, tiek ir tiek. Tai kaip reikia sugirdyti man žmoną jos? Slaptai. Sakau, žiūrėk. Sakau, savaitės kursas, sakau, tu tiek jam kokteilių nepridarysi. Su vieną ryte, vieną vakarę, sakau, kiek tu jai šeikų darysi. Sudėtingai, bet vėlgi, aš patarimo čia neturiu. Aš manau, kad šitoje vietoje reikia vaistų sugerti normaliai ir viskas. Sudėtinga situacija. Todėl jau į namus geriau nieko nepranešti. Nes paskui yra labai sudėtingas. Sunku išsisukti paskui. Jau kai viskas aišku, kai ant delno, tai jau sunku išsisukti. Tai gerai. Geriausia, vienas mano klientas sakė, geriausia gynyba yra puolimas. Grįžti ir sakai, tu man čia užnešėjai. Tai va, šitas kol kas veikia galbūt geriausiai, kiek aš žinau. Bet čia mes juokaujame, žinoma. Pasakykit, kad juokaujame. Tai gydytojau, jeigu ilgalaikis partneris susirgo lytiškai plintančiam ligom, tai jis nuėjo į kairę, nepasigavo baseinė. Taip. Tiesiog garsiai tą pasako. Dėja taip. Vyrai nekvailinkit tų moterų. Ir moteris nekvailinkit tų vyrų. Teisingai. Ne tik dėdai nueina į šoną. Ir negali sakyti, žinok, jau čia spa buvau savaitgalį su draugėm. Labai ilgai buvau baseinė. Tik kad moteris yra daug protingesnės. Nes dažniausiai lytinių santykių mes, podcastų metu šnekėjom, kontroliuoja moteris, jos susitvarko šitą dalyką. Plus moteris eina dažnesnę patikrą negu vyrai, kas irgi yra gerai. Daug protingesnės yra moteris už vyrus šitam dalyke ir jos dažnai susitvarko šitas. Tyliai, gražiai ir viskas. Man kaip viena Italė sakė, vyrų neištikimybė yra visur išskyrus Italijai. Nes, tarp tiko labai garsi seksoterapeutė sakė, nes Italijai, jeigu vyras nori eiti į šoną, tai jis dar nespėja nueiti į šoną, jau žmona jaučia, kad jis eis į šoną, jis jau yra susektas, jam užtenka pagalvoti apie tai, ant tiek Italijas yra kietas. Tai bet kuriuo atveju moteris šiuo atveju yra protingesnės ir jos dažnai neparneša į namus. Susitvarko iki namų. Taip. Jei reikėtų pasakyti vieną dalyką žmonėms, kurie bijo tirtis dėl lytiškai plintančių ligų arba kreiptis pagalbos, koks jis būtų? Tikrai nereikia bijoti. Visų pirma, esminis dalykas, ko visi bijo, kad kažką tais kištenais jiems kažkur kažkas sukišt, nes pasakoje yra draugeliai iš kariuomenės, kad jiems ten visiems sukiša pagalį. Mes šiais laikais niekur nekišam, tyrimas yra ultra komfortiškas, jisai atliekamas iš šlapimo, duomenys iš laboratorijos tiesiai į e-sveikatą nenueina, jie yra konfidencialūs ir gydymas nustačius yra labai pakankamai geras ir efektyvus. Tai yra, jeigu įtari, atėjai su šlapimo indėliu, mes ištyrėm, reikėjo parašėm vaistų. Tai yra toks lengvas problemos sprendimas ir to nesprendimas ir dėlsimas, marinavimas kainuoja daug
daugiau sveikatos, paskui pinigų ir paskui nemalonumų šeimoje ir visuomenė ir panašiai. Ir tos ligos tai, nėra stigma. Tai yra eilinės ligos, lygiai tokios pačios kaip gripas, oro lašeliniu būdu perduodamos ligos, nežinau, įvairūs virškinamojo trakto virusai, tiesiog jie sklinda, tik kitokiu keliu. Taip, kuris yra labai toks įdomus, tai kelias. Nesakykim, kad jos yra visiškai tokios ligos kaip kitos. Jos turi tos stigmas ir aš irgi žmogus, man irgi jos yra šiek tiek šypseną keliančios ir tokios, ir pats nenorėčiau papasakoti niekada savo lytiškai plintančią ligą. Aš tą labai gerai suprantu. Bet nepaisant to, tai yra labai pas mane kabinete, mes tos stigmos tam neuždedam. Aš kaip tik kartais matau, jeigu pacientas labai stresuoja, aš kaip tik mano darbas yra jį nuraminti ir pasakyti, čia nieko baisaus, yra problema ir išspręskime. Svarbiausia spręsti, nemarinuoti, neuždelsti, savaime tai nepraeis. O jeigu abejoji, įsitirk. Kokie būtų jūsų patarimai norintiems rūpintis lytinė sveikata? Lytinė sveikata, ne? Tai būtų valgyti daug vaisių ir daržovių, gerai miegoti, sportuoti, nerūkyti ir negerti. Koks geras gyvenimas, teisingas. Iš tikrųjų, tie, kurie rūpinasi lytinė sveikata, tai turėtų laiku išsitirti, turėtų nebijoti naudoti profilaktinių priemonių tiek tyrimų, tiek prezervatyvų, o atsiradus problemams, atsiradus klausimams, nebijoti ateiti pas specialistą, kuris tikrai žmogiškai pažiūrės į tą dalyką. Pavyzdžiui, pas mane jeigu iš akių matau, kad žmogus nenori, kad juokčius, tai aš nesijuokiu. Bet jeigu matau, kad žmogus ateina ir toksai, dar sakau, po savaitgalio šiltas ir jis tą žiūri, tai aš su juo lygiai taip. Aš irgi žmogus, aš irgi bendrauju. Ir tas, kuris matau, kad kepurę glamžu tarp kumščių ir jis tikrai stresuojant, tai nieks su juo kaip į bairį tai nežiūrės. Gyvenime kartais ištinka gyvenimas. Taip, tai aš tai juos suprantu. Ir kitas dalykas, dažniausiai negalvokit, kad tai yra unikali situacija jums. Šiandien tai nėra pirmas variantas, kuris atėjo toks pas mane. Šitą uždavinį susprendęs daug kartų. Ateikit, yra daugiametė patirtis, mes žinom, kaip šitą situaciją įspręsti, kaip greičiausiai pasirinkti ir tai yra saugus, pamatuotas sprendimo būdas. Ačiū gydytojui už pokalbį. Tyloje ligos plinta greičiau. Tad ačiū gydytojui už pokalbį, garsų pokalbį, bet abu. Ačiū Jums klausiusiems ir kaip visada, Jūsų klausimų lauksime komentarų skiltyje arba šiuo atveju privačia žinute. Būkime sveiki ir atsakingi. Iki pasimatymo.